Dabar ant bangos, ypač tarp jaunimo, trash streamai. Išvertus į lietuvių kalbą, žemos kultūrinės ir moralinės vertės tiesioginės transliacijos. Žemos kultūrinės ir moralinės vertės gyvo vaizdo transliacijos. Sveiki atvykę. Dabar suaugusiems skirtas reportažas. How? Bro, how? TV3 žinių reportažas. Toks, kurį rodė dienos metu, aš įsivaizduoju, vakare, tiksliau, vakare, atsiprašau. Toks, kuris dabar kabo YouTube'ai. Kaip jis gali būti suaugusiesiems? Apie lietuvių seksualinį gyvenimą. Naujausias tyrimas rodo, kad jis tik vidutiniškas. 10-balėje skalėje lietuviai jį vertina 6. Yes, lietuviai vidutiniškai seksą vertina 6. Gydytojai tikina, kad lytiškumo tema daugeliui tautiečių vis dar tabu, o dažniausiai apie problemas kalbėti gėdijasi būtent vyrai. Va, tai žiūrėkit, mes laužom visus tabu ir norim panaikinti šitą stigmą ir mes tą šiandien ir padarysim. Laiku nesikreipdami į gydytojus, jie prisišaukia ir labai rimtų sveikatos problemų. Čia vad žmonių klausinės gatvėje, gerai, tai gal nieko baisaus nebus. Labai geras klausimas. Praeiviai sostinėje sutinka įvertinti savo seksualinį gyvenimą. Gatvėj prieina ir jūsų klausia, kiek jūs vertinate savo seksą. Šiaip visų pirma, ši moteris seksą turėtų vertinti 10, nes čia yra puikiai pavykusio sekso pavyzdys, jeigu ką. Jeigu, pavyzdžiui, aš neturiu sekso, tai aš jį 0 vertinu, nes aš jo neturiu ką įvertinti. Bet, tipo, jeigu tu, pavyzdžiui, vertini seksą šudinai, tai ar nesigauna, kad tu čia bent pusę tos kaltės permeti ant savo partnerio tiesiog? Ir šiaip, kas viešai tave trekoj į mikrofoną pasakys, kad, pavyzdžiui, aš tai seksą vertinu, kaip čia sako, 6. Tai ar tu lievas lova, ar tavo partneris lievas lova, ar pulėvi lovai. Tu suprantu, einu pas psichologą ten, pavyzdžiui, aiškintis kažką, bet pasakyti tave trekui, kad tipo... Aš žinau, man seksas tai geriausia atveju 5. Man kažkaip skamba kaip what the fuck, kas eina ir taip sako, ne? Nuo 1 iki 10. 10, aišku, visada. Fucking būtent, jo, fucking taip, jo, fucking būtent, nu. Palauk. Nežinau, turbūt, 9 bus. Va, čia yra geras atsakymas, čia toks tipo, kur maždaug obviously aš dar galėčiau pasistengti ir apsirengti policininku ar antrankius parnešti, bet generally jo, up there. 9,5 tikrai. 9,5 tikrai, va. Jis pasilieka truputėlį vietos toms specialioms progoms, gimtadienis, valentinkė, kalėdos, metinės, va, suprantu. Savo jo nėra. Nu taip, okei. Ir tada vertini į 0. Jo nėra. 7, 8. Čia skambėjo kaip jau esam 15 metų kartu ir pastaruosius 5 metus jisai kiekvieną dieną grįžta pavargęs labai iš darbo, pažiūri teliką, pavalgo ir eina miegoti. Puikiai. Nuo 1 iki 10. 9,5. Ne, blema, mes vyrai esam. Visų pirma, mes tiesiog per daug savim pasitikim bet kokiu atveju, bet kokio gyvenimiškoje srityje, okei? Mes fucking viską 9,5. Ir pasiliekam pusę tom specialiom progom. Dėl to, kad aš optimistas ir galvoju, kad gali būti ir geriau. Bet kad gali būti geriau, vietos savo pasiliko labai nedaug. Atsiprašau, kaip? Tai 10 turbūt. Это по вопросу. 10 tikrai. Tai aišku, kad 10 tikrai. Hell yeah, 10. 11 tikriausiai. Tai iš kur tas 6, hebra? Kas čia per apklausos? Va, visi žmonės teisingai atsakinėja. Tai ką ir sakiau, kad, obviously, tu sakysi, kad fucking I'm a beast in the sheets. Tokie puikūs atsakymai prieš televizijos kamerą. Va, prašau, kai apklausos persikelia į anoniminį formatą, tada jau... Kad nesiseksuotų, tokio dalyko ne. Taigi žmogus numirtų. Tikrai. Testosteronas, reiškia įvairios lygos, nereikia bėgioti, nereikia sportuoti. Aš jau norėjau sakyti, aš kažkaip nenumiriau, bet šito jo atsakymo kontekste aš suprantu, kad tada tam atsvara yra sportas ir bėgiojimas, tai aš sportavau ir bėgiojau, dėl to nenumiriau. O šiaip nereikia, jeigu darot seksą, atsiprašau, seksuojat. Seksuoti nuo šiol vadinsim tai. Jeigu, žodžiu, neseksuoji, tai tada reikia bėgioti. O kad savo seksavimą galėtumėte visada drąsiai, garsiai ir išdidžiai vertinti bent 9,5, jums nereikia žiupsnelio fantazijos.
.lt. Karštos naujienos iš įvykio vietos. Naujausiai tyrimai parodė, kad erotinių prekių elektroninės parduotuvės Fantazijos.lt klientai savo seksualinį gyvenimą vertina žymiai geriau nei statistinis lietuvis. Taigi, vardan geresnės tautiečių statistikos ir gausesnės demografijos, kodas 9,5 suteiks 20% nuolaidą viskam Fantazijos.lt. Nenustok žaisti. Taigi žmogus numirtų. Tikrai. Numirtų. Jo, tikrai, jo, tiksliai. Tikrai. You're so right. Nereikia bėgioti, nereikia sportuoti. Čia viskas gerai. Pasimylėjai ir gerai. O dieve, fucking sysai. Ko mums trūko, tai sužinot apie tavo seksualinį gyvenimą. Taip. O štai pro šalį eina ir tautos išrinktieji Seimo nariai. Koksgi jų seksualinis gyvenimas tarp politinių rietenų? Teisingai, Vyta, jis yra seksysas. Seksysas. Yeah. 9. No, taip, jo, taip, normalus atsakymas. Tai pirmiausia, priklauso viskas nuo lūkesčių. Supratau, yra problemų, ilga santuoka tikriausiai, už ką pagirsiu, super, bet kažkur jau yra vat ir nesutarimas, matomai. Rankė kojas gerai rašo, nebūtų politikas, arba Dunsė, kad tipinis politiko atsakymas. Viskas labai paprastas. Ir dabar pasakyk, vat, kiek vertintum tą jausmą, viskas. Kas čia per kokiu lūkesčiu, kad čia nusišnek? Pirmiausia, priklauso viskas nuo lūkesčių. Ne, pirmiausia, pasakyk skaičių nuo 0 iki 10, kas tau yra. Jeigu galvoji, kad tavo lūkesčiai yra tokie patys, kai tau 16. What the fuck are you talking about? Ar 18, tai čia viskas nuo to priklauso. Ne, tiesiog kaip tu dabar Jėzu, netuškimu. Tiesiog kaip tu dabar vertini savo seksualinį gyvenimą. Taip, Sabatauskai, aš suprantu, kad dabar negali padaryti lovoj tokio paties virtako, kokį galėdavai panai parodyti 16 ar 18, bet ne tame esmė. Tai gal tau ir nebereikia daryti to virtako. Gal tau ir nebereikia daryti to tokio reach aroundo, kurį tu seniau mokėdavai. Gal ir liežuvis taip toli nebesiekia, kaip tada siekdavo. Ne tame esmė, kaip tu dabar jautiesi. Tai gal tau ir be visų tų dalykų, kuriuos galėjai išdarinėti 16 ir 18, tau vis tiek yra 10 to seksas. Vilniečiai atvirauja. Anksčiau ši tema būdavo visiškas tabu. Dabar žmonės laisvesni. O su kuo pakalbėti galėdavo? Mamai negali nieko pasisakyti. Blemba, jo, tais laikais aš įsivaizduoju, kad jeigu apskritai apie tai šnekėt, tai tokia tema yra, tipo, aš kaimynę lovos maratonininkę turiu, tai su jie sunku lygintis. Atsiprašau jūs, tai what the fuck? Draugės tokios pat aplink, kurios žioplos tikrai. Draugės po ratais traukinio, okei. Aš suprantu, tipo, kur visos bijo visiems pasisakyti, nieks apie nieką nekalba, tai visi teoriškai gaunasi, kad tiek pat apie tą dalyką žino, o tai yra nieko. Ir nieko nekalba tada apie tai. Bet su juokingai skamba, kad draugės irgi žioplos. Anksčiau, kai buvo sakyta, Tarybų sąjungoje nebuvo sekso, kadangi man kažkiek daugiau negu 25 metų, negu 30, tai lieka, sakykime, pėdsakas auklėjimo. Секса у нас нет, и мы категорически против этого. Į erotinių prekių parduotuvę užsukti išdrįsta ne kiekvienas. Kak. Visgi erotinių prekių pardavėjai apie savo klientų įvairovę ir amžių pasakoja nustebti priverčiančias istorijas. Vyriausia ponia. Ai va, čia tas žmogus atsakingas už pusę mūsų Lietuvos youtuberių ad revenue. Kuri yra pas mus apsilankiusi ir nusipirkusi iš mūsų prekių. Vyriausia ponia, kuri yra nusipirkusi kažkokį žaislą iš Fantazijos.lt. Prašau, spėkite, kiek tai metų. Aš spėju 83. Tiesiog random, meskit skaičių, nereikia čia jokių paulų. Turim 9, 76, 91, šiam 8, 98 atreboras, labai drąsiai. Buvo 94. Sakė, labai šviesus, linksmas žmogus, kuris išėjo ir dar žadėjo sugrįžti. Bet nesugrįžo, nes iškeliavo Anapilin tiesiog natūralią mirtimį. Jokauju, tikiuosi, kad netikiuosi, kad sugrįžo, viskas gerai. Dominika rašo, negrįžo, because she came and she went. Thank you. Mirė nuo orgazmo, negyvai. What the fuck, hebra, išykt. Again, tikimės, kad ne. Tikimės, kad viskas gerai ir ta babutė sugrįžo nusipirkti dar 3 vibratorių vėliau. Pasaulinės seksualinės sveikatos dienos proga Lietuvoje pristatytas Spinter tyrimas atskleidė, kad lietuviai savo seksualinį gyvenimą vertina kukliai, vos 6. Ai, nu tai va, jo, kai yra platforma anoniminė, tada jau žmonės išreiškia savo tuos. Ai, mano žmonelė, jau senai man jau 20 metų priklaupus priešais mane nebuvo. 5.
vyrai mėgsta pasigirti apie savo seksualinį gyvenimą, tai gali būti, kad ta realybė yra dar tokia, kad tas balas iš tiesų yra dar žemesnis. Ne, blema, nu mes vyrai esam. Visų pirma, mes tiesiog per daug savim pasitikim bet kokiu atveju, bet kokio gyvenimiškoje srityje. Erotinių prekių parduotuvės direktorius analizuoja tyrimo rezultatus ir sako, kad gero sekso receptas visai paprastas. Tai reikia abipusio pasitikėjimo, atvirumo ir praktikos. Į tą lygtį kažkur reikia dar įmesti, kad reikia antros pusės, kuri irgi tame dalyvautų. Nu, arba daugiau negu netgi vieno žmogaus kai kuriais atvejais, bet bent vieno tada. Plius vieno turiu minį, bent dviejų. Nu, supratot, ką aš turiu minį. Savo puikiai. Puikiai, tai kiek iš 10 iš 10 balų? 10 su 3 pliusais. 10 su 3 pliusais. Taip, teisingai, tai aišku. Rugpjūtį atliktas tyrimas signalizuoja, lietuvių seksualinis gyvenimas metams bėgant tik blogėja. Kaip liūdna. Didžioji dauguma vertina kiek daugiau nei 6. 6 pamename visi iš mokyklos, 6 iš 10, na tai yra prašiau negu gerai. Nu, aš iš mokyklos tai sekso neatsimenu. Lietuviai vidutiniškai mylisi 2-3 kartus per savaitę. Kaip neprisidedu prie šitos statistikos. Kuklesnės moterys prisipažįsta, mylisi 2-3 kartus per mėnesį, kartais ir rečiau. Aš tada prie kuklesnių moterų turiu. Anot tyrimo rečiausiai mylisi vyresni nei 56 metų. Pas mus seksualinis labai aktyvus gyvenimas. Ok, serė, nurimkit gerai, čia mes turime žmonių, kuriems nėra taip vat jau labai gerai, kaip jums sekasi. Suprantam, kad jums gerai, mes laimingi už jūs, bet nereikia mums šito fakto, taip sakant, trinti veidus. Gerai, ačiū labai. Jealous much, taip, Dominika? Tu ne? Man 75. Čia tikrai, man atrodo, tie patys, kurie spjaudėsi absoliučiais fucking faktais apie seksą. Kad nesiseksuotų, tokio dalyko ne. Taigi žmogus numirtų. Prie Fantazijos LT dar parduotuvės, what the fuck, kas čia vyksta? Jie irgi 75. Mes žinokit, taip tokį gyvenam. Fuck yes, tokius pagavo fainus daug. Mes žinokit, taip tokį gyvenam. Jūs matot, kaip jis save turėjo sustabdyti. Mes žinokit, taip tokį gyvenam gyvenimą. Mes taip... Nesakysiu, bet norėčiau pasakyti, bet negaliu, susilaikau. Gal anūkai žiūri. Tokį gyvenam. Aukso amžių. Aukso amžių, seniai. Based. Visiems to linkiu. Yes, važiuojam. Ona ir Henrikas sako, reikia protingai išnaudoti laiką, kaip tai darė mūsų tėvai ir seneliai. Sezonas nurinkdavo taip derlių ir ant pečiaus, ir vaikų. Ant pečiaus žiemą. Sure, kaip ir mes visi nurenkam derlių ir tiesiog ant pečiaus. Daug laiko. Ona ir Henrikas yra fucking MVP. Vakar reiškia pašauti į krosnį, visiškai teisingai kapitonas Bekelnis. Ir darai. Aš juos myliu. Gerai, Laukminas rašo. 105 metų kolektyvios patirties. Elanūkams. O LNK follow-up turėjo? Vyriausia ponia, kuri yra pas mus apsilankiusi ir nusipirkusi iš mūsų prekių, buvo 94, sakė labai šviesus, linksmas žmogus, kuris išėjo ir dar žadėjo sugrįžti. Pagal perkamas prekes, kuriuo aš jums negaliu išduoti, nes konfidencialumas yra labai svarbus, panašu, kad pirko savo. Kas tokio specifiško turėjo būti, kad suprato, jog 94 moteris pirko savo tą žaislą, o ne anūkam? What the fuck? Kas galėjo būti tokio specifiško, kad galėtum atributuoti metam? Ploju surūrą, spaudimo aparatą pirko. Jūs niekada nenuvilėt. Aš negaliu, aš jūs taip myliu. Tavo delne, tavam delne, mano širdis ir vėl atgyja. Tavo delne, tavam delne, aš jaučiu.